Iki šiol pigiausias ir populiariausias įvairiausios paskirties pastatų šildymo būdas žinomas visiems. Tai katilinė, kurioje stovi kieto kuro katilas ir šalia jos esanti malkinė, kurioje sandėliuojamos malkos, pjuvenų arba durpių briketai, granulis ar kitokio tipo biokuras. Tačiau daugeliui aktualus ir dar vienas kriterijus – patogumas. Juk namuose norisi pailsėti, daugiau laiko praleisti virtuvėje, prie televizoriaus ar pabendrauti su namiškiais, ypač su vaikais, juk jiems dėmesio ir meilės niekada nebus per daug. Šaltuoju metų laiku išvykus į kelionę ypač aktualus tampa klausimas, o kas prižiūrės namus ir pakūrens ugnelę. Greičiausiai kiekvienam išvykstančiam tik atrodo, jog tai su dideliu malonumu padarys pats geriausias kaimynas. Tačiau neabejokime, jis taip pat turi begalę reikalų. O gal savo namuose panašų, kietų kuru kūrenamą pečių ar įrenginį, apie kurį reikia šokti ir šokti. Taigi, aišku ir aiškiau nei nebūna, kiekvienam individualiam namui būtina spręsti su šildymu susijusią problemą, kuri apima ekonomiškumą, patikimumą ir patogumą. Vadovaudamiesi minėtais kriterijais, gero kieto kuro katilo paieškosime ir mes. Su kieto kuro katilais galima susipažinti bet kuriame prekybos centre arba apsilankius pas kaimynus, draugus ar pažįstamus. Ketaus, vadinami špižiniai, plieniniai apatinio degimo, dujų generaciniai katilai, visi jie turi savo privalumų ir trūkumų. Apie juos savo laidose dar kalbėsime ir kalbėsime. Tačiau dabar apie katilus, kurių veikimo principas nuo visų kitų įmanomų variantų skiriasi kaip diena nuo nakties. Tai plieniniai žvakės tipo katilai. Lankomės vienoje individualaus namo katilinėje, kurioje 20 kW galingumo katilas telpa gana lengvai. Tada šitą skiedrą padėkit iš apačios. Padėkit šitą malkučią. Taip, į viršų? Tiesiog? Jo, biškį toliau. Taip? Jo. Dar dabar užstatyti padėti laužą. Ai, kad užsidegtų. Jo. Šitas katilas valdomas telefonu. Aš paskambinu į vaikams, paprašau, kad užkurtų ir jie užkurė. Tai vienu žodžiu, pagrindė tai šitą katilą pas mane kuria vaikai. Vieną kartą į parą prieini, užkrauni tą pakurą, užkurieni, ir paskui tik dėl įdomumo gali prieiti, pasižiūrėti, kaip vyksta tas degimo procesas, kaip jisai čia kaista. Šiais cilindro formos kieto kuro katilais prekiaujama Skandinavijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir kitose Europos šalyse. Gaminių yra įsigiję net korėjiečiai. O pagrindiniais katilo privalumais ilgą laiką laikyti parametrai degimo trukmė, 85% siekiantis naudingumo koeficientas, ekologiškumas bei neaukšta kaina, nuo šiol turi ir dar vieną, bene didžiausią pliusą – patogumą. Prie tokių katilų nuo naujo šildymo sezono bus galima pajungti automatinio granulių padavimo komplektą, kuris leis pamiršti apie namo šildymą daugiau nei savaitei. Jau 15 metų pramoniniu būdu gaminamo kieto kuro katilo analogų pasaulyje nėra. Automatizuotas įrenginys, pilnai užkrautas malkomis, šilumą skleidžia net iki 1,5 paros. Jo veikimo principas visiškai kitoks nei įprasta. Kuras palengva dega iš viršaus į apačią. Į šią katilinę pakvietėme ir nepriklausomą ekspertą, kuris su susidomėjimu seka kieto kuro katilų evoliuciją, o taip pat ir vadinamųjų žvakės principų veikiančių įrenginių. Visų pirma, konstrukcija ir degimas yra iš viršaus. Ne iš apačios, kad mes priimam, kaip kūrenam pečiukas, jo uždegiam kažkokią leipsną ir pas mus dega tokiu būdu. Matot, greitis pakankamai didelis. Taip. Viskas, degtukas sudegė. Atsiprašau. O iš viršaus degimo procesas toks. Palaipsniui, lėtai, taupant kurą. Čia jau valdymo sistema gali taupyti, kad ugnelės būtų vos. Matot, jau degtukas dega 2-3 kartus ilgiau. Čia viskas atvirkščiai. Taip, viskas atvirkščiai. Dėl to yra ikimeniškumas. Mūsų tikslas temperatūrą palaikyti atitinkamą. Viskas. O kokių kurų gali būti kūrenama šitas katilas? Viskas, kas dego. Pagrindiniai kurai, tai malkos, anglis, briketai, dabar populiarūs pjuvenos ir taip toliau.
Malkos, anglis, briketai, granulės pečiuje sukranami iki maždaug 1,5 metro aukščio. Degimo intensyvumą reguliuoja katilo viduje įmontuotas 3 dalių teleskopinis vamzdis, kurio apačioje esantis oro skirstytuvas remiasi į pakurą ir kartu su ja palengva leidžiasi žemyn. Tai buvo sukurtas naujas toks, būtent šitam katilui skirtas ir ne tik šitam katilui procesas elektroninio valdymo, reiškia, priklausoma nuo kuro rūšies. Jūs, pavyzdžiui, jeigu šiandien norit kūrent anglims, tai šitam yra toks mygtukas anglis. Nes anglims ir malkams skirtingus programos. Jo, pavyzdžiui, gali būti tam pjuvinus, 3 programą. Elektronika palaiko iki 8 skirtingų programų. O jis sucypsi kaip nors, jeigu užgęsta ugnis? Ne, situacija tokia, kad būtent buvo padaryta elektronika vartotojai. Reiškia, jokių touchscreenų. Jeigu jūs statot, daleiskim, kažkur pusėje kambarį termostatą, nustatot tam 24, daleiskim, laipsnius temperatūrą norit tam turėti namuose ir prijungit prie šitos elektronikos, tai pas jūs išeina pilnai automatinis daiktas. Reiškia, jeigu jūs galite išvažiuoti, šviesa dingo, jisai automatiškai nesudaro avarinį kažkokios situacijos, jisai uždaro palaipsniškai gasina. Pavyzdžiui, iki 6 valandų gali būti autonominė. Atsiradęs šviesa po 2 valandų jis automatiškai pabudo ir vėl visi ateina pas jūs visada namas šiltas. Vienas mygtukų paspaudimas. Paleidimas, jeigu, pavyzdžiui, aš nenoriu, paspaudžiu antrą kartą mygtuką ir sustabdžiau. Bet jeigu aš paleidžiu, tai jisai man, pavyzdžiui, visą tą informaciją man nereikalinga. Jisai necypė. Cypimai išjungiam, nes cypimas tai yra žadintuvas. Sekmadienį žmogus nori pailsėti. Kažkas ten cypia. Gerai, cypia, toliau kas? Ką aš turiu padaryti? Tai reikia išsiaiškinti, kuo cypia. Tai nereikia aiškinti, automatika turi pati spręsti, ką daryti. Jinai arba uždaro, ar prigasino, ar dar kažką. Svarbiausia, kad tai buvo saugu. Aš pajungiau, ateina ten, pažiūrėjau, po kiek ten parų, ateinu, ten pas mane jau žalia lemputė, reiškia viskas, procesas baigtas. Jums reikia tik tai užkrauti malką, uždėti, paspausti mygtuką ir kada nors pasižiūrėti, ar ten nepasibaigė procesas. Bet gali, pavyzdžiui, proceso metu užgesti ugnis kaip nors? Tai jisai taip ir būna, nes, pavyzdžiui, temperatūra pas jūs pakankamai didelė, kam malkos? Tai jisai tada eina tokia būdinčia, ugnis miega. Jisai vos temperatūra. Rusena. Taip, nuo oro padavimo priklauso.